Labas rytas. Šiandieną žvejosiu džerkiniais masalais. Labai šiandieną daug saulės, visą dieną švies ir atšilimas. Pagaliau vakarų vėjas. Orai stabilizuosis, manau, bet jau norisi džerkinių masalų, tai pradėsim tuoj. Taip, šiandieną pasiėmiau daugiau džerkinių masalų. Galvoju, šį kartą reikia dar kol kas skęstančius masalus. Tai greičiau skęstančius, užsigilinančius. Tai bandysiu nuo šito masalo dabar kol kas. Sušlapsiu šitas kelnes. Pirmas metimas. Kažką pagausim tikrai. Per visą dieną turim pagauti. Ar didelį ar mažą, nesvarbu. Noris ant to džerko pagauti ką nors. Vanduo šiek tiek purvinesnis. Gal ir gerai, kad ryškų masalą užsidėjau. Truputį einam, judam. Krantai labai juda. Bet manau, kad čia jau karščiai vėl duodas iš pačio ryto. Nes jeigu neršia, tai jos tegu neršia savo, mes jas paliekam ir važiuoti kitur. Bet dar per anksti galvoti, nes čia aš manau vis tiek prie seklių, ten kur sužėlė labai tankiai žolės, dar kol kas nesužėlė taip. Ir tenai įdomu, kaip tenai vyksta veiksmas. Jo, krantai burbuliuoja, netinkamas metas turbūt šiandienai skirti žvejybą, kur aš dabar žvejoju. Bet su nekantrumu įdomu, kaip dirbs sekliai. Nes jau matau, tenai jau lapynai prie krantų yra. Čia lapynai prasideda tankus. Visas plotas seklus. Bandysim sekliai. Jaučiu, kad čia bus kibimų. Yra. Nėra. Buvo kibimas, bet nedidelį. Negavo per nosį. Bet taip kažkaip bangiai labai. Nepuolė grinai taip, kad su 100%. Eina! Garantuoju, mažesnį masalą būtų paėmę. Biškelį į priekį ir bandysim dar sykį. Nes jie čia laukia. Gal trečias syk paims. Nes taip smagiai ta banga paskui masalą ėjo. Yra! Turim! Kai daužas. Turim. Jeigu nepabėgs. Opa! Turim vieną legalą. Torpedėlį iš trečias syk paėmė. Kažkaip nelabai atrodo nori juos imti. Tik stumia lauk, nes iš išorės užsikirto. Surūkiai čia kažką dar. Gerai. Pasifotkinam. Aive, yra. Toji lydeka yra čia. Maniau, kad kamerą jungtą paleidau ją ir nenufilmavau ant liniuotės. Ilgis 57 cm buvo. Taip gražiai viską buvau pasiruošęs
ir nenufilmavau ant liniuotės. Susimoviau biškelį. Iš trečias iki paėmė, bet taip kažkaip labai vangiai jos. Toks labiau nepagavimas, o tiesiog pakirtimas jos. Atrodė visai nelegali, bet 57 centimetrai. Bent jau iš kibimo atrodė nelegali. Neršia. Karšiai neršia. Seniai tokių vaizdų bematęs, karšiai neršia. O tą karšių lydeką ištraukti. Nu, pabandyti, gal tarp karšių pavyks pagauti kokią lydeką dar. Vau. Vau. Keista tarp jų čia taip žvejoti. Bet vieną lydeką tai pagavom. Nu, jeigu karšiai nemaišys, jeigu juos neužsikirtinės. Oi. Klampynė. Kodėl aš čia žvėju ir nuo kranto? Tai todėl, kad čia bus nebeįmanoma. Jeigu karšis, trauksimės į šoną, nes jau čia yra karšis. Labai atsiprašau. Keliauk savo. Nebetrukdau jūsų. Neršk toliau. Tai keliom dienom teks apleisti šią vietą ir važiuosim kur nors kitur dar. Čia jūs juda kaip išprotėjusios. Ir tokio neršimo aš jau labai seniai bematęs. Tiesiog bandysim, kur mažiau karšių neršia. Arba kur tiesiog neneršia. Tai va, kaip ir sakiau, važiuosiu dabar į kitą vietą ir turiu dar įrašų iš sekmadienio žvejybos. Tai mes su pusbroliu buvom, tai gaudėm lydekas, važiavom ir ant plūdinės, paskui vėl važiavom lydekų. Nu, prastoka situacija buvo, bet prašom, pasižiūrėkit.
Tai tiek veiksmo sekmadienį buvo, o dabar atvažiavau į, tikėkimės, ramesnę vietą. Čia ne upė. Jeigu bus upė, aš būtinai jum komentaruose parašysiu. Gan skaidrus vandenėlis. O, uždėjau. Aš galvoju, gal reikia pabandyti tokį vos ne kaip eksperimentą. Dėti ryškų kokį nors. Palieku dabar kol kas tą patį ir tik tai spalvą pasikeičiu. Tokia vaivorykštė. Įtikti masalai yra reikalų, nes iš karto tu neįtiki, kol tu nepagauni. Tam reikia skirti labai daug laiko. Kiekvienas masalas nusipelno tam tikro laiko. Wow! Tai jau spalva pasikeičia ir užkibo. Bet šiaip šita vieta aš tikėjau labai. Liukšt. Nu, pati atsigauka. Na, šiandieną tikiuosi neneršia karšiai. Ir bandysim dabar išsiaiškinti, ar jie, tai yra lydekos, ar nori kibt, ar nenori. Taip mūsų žvejybinės vietos atrodo. Žulių daugėja. Dar savaitę ir čia jau daugiau nuo krantą neis pažvejoti. Nebent su ofsetiniais kabliukais. Griebiam džerkus savo, kol dar galimybę turim ir žvejom nuo kranto. O, geras. Atrodo, kad išsigando labiau, o neėmė. Kas jai čia dabar? Silkutė. Kaip tu čia sugalvojai dabar išnert taip? Vis tiek yra. Čia kita. Čia kita. Wow. Kas čia yra? Kas čia buvo? Eik tu sau. Eik tu sau. Kas čia dabar? Aš nesupratau. Kaip? Sakau, ko tą mažesnį išsibaidė. Antras metimas netolimas. Kažkoks šis stebuklas. Vos keletą metimukų padariau. Nu čia pataikiau. Graži tokia, stambi. Žinoma, kur laukti. Ate. Įdomiai. Kažkokia magija. Antras metimas ir yra. Pirmu metimu iššoko mažas lydėkiukas, bet matyt išsigando to didžiojo.
68 cm pasirodo buvo. Kaip žinodamas, kad reikia sustoti čia. Ir nuo čia pradėti. Nes mes turim, kiek čia praeiti visko. Ojojoj. Didelis galas. Toli ten eiti. Jeigu greitai pirmą pagauni, tai dažnai būna taip, kad paskiau nieko neina pagauti. Na, žiūrėsim, čia dabar paėjau tik tai, nieko nepaėjau. Pirmą sustojimą tik padariau ir viskas, ir bam, ir yra. Bet taip, pradžiai greitai dirbau ir prieš pat galą, kiek čia liko 20 metrų gal iki manęs masalui, taip prilėtinau tokį švelnesnį pravedimą. Dariau ir vėl dabar kibims buvo. Nėra. Ir vėl dabar švelnesnį padariau biškį ir kibims vėl buvo. Tu matai, kas čia darosi. Kamerą įjungi ir pradėti kibti. Bet čia įdomiai. Netgi labai. Turėtų tas įkimtelt. Negavo per nosytę. Čia atrodo, lyg kalbėčiau ir savo balsu jas viliuočiau. Nes tik pradedu kalbėti, jos pradeda imti. Na. Opa. Bet kaip pasirodė gražiai, toks visai agresyvus puolimas. Jau kažkur nurūko. Prie lapų linijos pradžios ėmė. Ir kažkur jį šalia dabar čia bastosi. Opa! Tikrai paskutinė savaitė bus. Nebeeis su džerkais čia žvejoti šiuose lapynuose. Arba reikia žvejoti iš valties palei lapų liniją. Nes kitaip su džerkais jokio kito šanso nematau. Vėl kibimas. Pro šalį. Tos mažytės tai nepaima to mano džerką. Bet vis tiek banda. Buvo. Dar gera buvo turbūt. Čia galėjo gera būti. Čia galėjo monstrinė būti. Čia geras. Nepaėmė. Jo papa. Čia graži buvo. Čia tikrai graži buvo. Čia gera. Dar viena kažkokia neaiškaus dydžio buvo ėmus. Blemba, bet tai toks kietas bupt. Ir tie verpetai to tokie. Atrodo, kad visas vanduo subėgs tenai. Bet ten tokios sekliaus jos. Šilta, smagu. Maistas šalia. Viskas vietoj. Vau. Aš apakęs. Tu matei, kaip čia dabar. Blemba, išsigandau kaip. Susisukau pats. Eik tu geras. Bet kaip nepaėmimas. Šiaip jau galvojau, kad čia jau bus mano. Nes jau jutau ir kirtims geras buvo, bet grįžtelėjau už pačio galiuko tik tai. Vėl kiba. Pro šalį. Dar viena kažkokia stumykla šiandieną. Nenori imti, varom toliau. Čia yra. Turiu. Paėmė.
Ateik, nu, į lapus. Nedidukiai. O. Maželiukas, žuveliukas. Niu, kupiuk. Monstras buvo! Monstras! Tu blemba! Mama mia! Dabar jau nelabai tikiu, kad ims. Blemba, čia gerulis. Koks nedrąsus ėmimas. Ne. Jopštararai. Koks guzas išsivertė. Kaip čia taip jau kelinta? Nu, nenorėt, kad taip visas užkiptų. Būtų geriausia gyvenime žvejyba. Bet tai kokis dydis, ten turbūt didesnį negu šiam 8 cm buvo. Galėjo būti ir 90, man atrodo. Bet jos čia yra prisiglaudusios. Temperatūra pakilusi, saulė šviečia, jom čia gerai. Jom čia kaifas. Atrodo taip išsiilgusios tos šilumos. Kaži kiek šansų čia dabar turi dar ją. Nebent stovėti valandą, 2 valandas čia bandyti ją pagauti masalą, kaitaliuoti. Ne, aš taip nenoriu. Ne žvejyba, čia kankynė gaunasi. Jeigu neims, varysim tolyn. Nėra čia ko laukti. Ir galim ir neišlaukti. Grynai ant sekliuko, oi. Ir čia lapų kiek aplinkui. Iš tos tankmynės puolė. Bet smagu. Ne tas žodis. Vien pamatyti, kad judesys yra, tai dar neaišku, kas toliau dėsis. Nes čia mes dar tik tai kokį gal pusę kilometro tik tai nuvarėm. Tu matai, koks įkipimas. Och, tu savo. Nu, bliam, kokia taka, visa žuvis iššoko. Eik tu vėl prašuoju pro šalį. Bet kokia netikėtumą. Man atrodo, turėtų imti dar. To ji turėtų. Legali, graži, 60 somų kažkur turėjo būti drąsiai. Tai kaip pataikiau dieną, ne? Bet sunku pagauti. Atrodo, jos vienoj linijai būtent ir stovi. Pritraukia į tą atstumą vieną ir tam pačiam atstume jos ima. Opa! Buvo kibimas. Kažkokia pašilusi maža lydekytė. Vieną kokią atkarpą praėjau. Kibo. 2 iškibo. Ir kibimų nemažai buvo. Bet nustojo kažkaip. Masalą pasikeisti reikia. Spalvytę tik pasikeisiu. Vis tiek jaučiu ten, kur kirs ten. Vis tiek ten, kur kimba, ten ir kips. Bet vis tiek įdomu spalvytę pasikeisti. Jau kuris laikas jokio kibimo. Vėl lapai sutankiau, bet
taip ir nekimba. O gal tiesiog jos čia nestovi, nebudi ar nejuda. Klausimynas kyla. Pagaliau kažkas paėmė. Nors kokia mažylytė pareina. Utiutiu, utiutiu. Atsikabino. Atrodo, tuose vietose, kur stipriai neršta, ten lydekos atsitraukusios yra. Ir jos atrodo, lyg būtų tas vietas apleidusios. Todėl mums reikia ieškoti jų, nes pasitaiko tų lydekų tuose vietose, kur anksčiau mažiau būdavo. Nes šiaip jų visur yra, bet, pavyzdžiui, čia irgi nerštas buvo, tai čia jų va, prašau, irgi yra. Bet, va, reikia pajudėti. Be judesi nieko nepagausi. O, kiba! Pro šalį. Geras! Koks aštrus smūgis buvo. Eik. Ir vis tiek nepaėmė. Kodėl tu taip darai, ką? Turėjai paimti šį kartą. Nu irgi graži visai lydeka ėmė. Tai bukšt, biški per kablį gavo. Per snukutį. Šiandien žvejybą baigiau. Bet dar turiu ir kitų įrašų, tai vakarykščių įrašų. Su pusbroliu. Žiūrėkit. Ir iki. Matai, tarp šakų kaip gražiai viskas. Pokšt. Į nieką. Nors kibims turėtų būti. Ne, kažkas išėjo. Mačiau, kažkas išėjo ir ėmė. Išėtas. Uba! Nėra. Nu, dabar arti. Lėtai. Nu, į vėl pro šalį. Matei? Geras! Čia galėjo galings būti. Yeah! Turiu! Eik, tai neatsikabyk! Greičiau, bliamba, gerai! Eik, tu dainiau! Normali!